Mhm. Nu, Labas vakaras, Vilma. Atrodo, jau mes jau mes matomės, esame. girdamės, taip. O labas vakaras visiems. Oi, susirinkome šiandien su Sonata, intuityviaja mentore, pakalbėti apie stiprią moterį, ar ne? Taip. Ir kas yra ta stiprioji moteris, ką jinai slepia, kaip, kaip jaučiasi ta stiprioji moteris ir taip toliau ir panašiai. Ane? Tai va, Sonata, prisistatyk mum ir pasidalink savo mintim, savo patirtim, savo suvokimais, kurie mus galėtų praturtinti, gal duoti tą oho tų momentų arba leistų atsipažinti, kas čia kaip. Mhm. Nu, aš manau, kad gal įsibėgėsim, taip viską gal iš karto neteis tos visos mintis, ne? Tai sveiki dar kartą visi. Mano vardas Sonata, aš esu intuityvioji mentorė, taip pat su Vilma esam fasilituojančios mentorės sąmoningo manifestavimo klube. Abi ir tave žiūrėk tuo pačiu pristatau. Aha, ačiū tau. Dirbam su moteriam, būtent su santykių tema. Tai mano sritis yra moteris, kurios jaučiasi būtent santykėje nusivylusios, vienišos, pavargusios, neįvertintos vat, tame santykėje, kad vėl vat, pajustų tą pirminį gyvenimo džiaugsmą, vidinę ramybę ir pamiltų save iš naujo. Ir dabar labai juokingas vaizdas, nes manęs už nugaras mano šuo. Irgi nori būti žvaigždė. Atsiprašau. Oi, žinai, tenai toksai mažas kamoliukas, kutenas. Jo, irgi užsinorėjau būti žvaigždė, bet tiek to gal pasuksiu ekraną, gal kaip nors mes šis draugausim, tai atsiprašau už šitos lyrinius nukrypimus. Tai va, o apie tą stiprią moterį aš dabar, net tu manęs dar šiandien užklausai ir aš galvoju, kaip man čia ta tema gimė, nes aš ją šitą pasiūliau ir taip galvoju, kaip tuščia, iš kur čia ta tema, kaip čia ir tada galvoju, taip stipri moteris, o kiek aš tame, bet šitą kaukę užsidėjus ilgai buvau toje rolėje. Jis ir dabar dar kartais mėgsta ateiti, pasirodyti, pabūti ir su moteriam, kuriuom susitinku tiek pažintinėse pokalbėse, tiek jau dirbant individualiai. Ta stipri moteris labai stipriai išlenda. Ir vat tas atsipažinimas, kaip sakai, tos stiprios ane moters, per ką jis eina. Visų pirma, ta stipri moteris dažniausiai būna labai pavargusi. Tiesiog nuo visko pavargusi ir dažnai vat, tenka ir to žodžius vat, išgirsti, kad nebegaliu, viskas užknisa, ten viskas atsibodo ir labai dažnai tas pyktis pas tokias moteris būna, kad tokie žodžiai ir į partnerio pusę skamba, kad aš iš jo jau nieko nebesitikiu, jau, nu, tas stiprus nusivylimas, kad niekada iš jo vis tiek negauna to, ko jai reikia. Tik šitoj vietoje tiesiog toks elementariai klausimas kyla, ar jisai turėjo bent šansą kažkada suteikti tai, ko jai reikia, nes vat, ta didelė kontrolė, siekiamybė visada valdyti situaciją ir iki tokių juokingų situacijų aš ir save atsimenu, išleidi vyrą į parduotuvę. Nu dabar gėda ir būtinai kažką ne taip, ar ne, aš, nu būtinai, vad būdavo ir su tokiais priekaištais, kad, nu, prie kiekvienos tos smulkmenos, nes toks įsivaizdavimas, kad, nu, pati viską geriausiai žinai, pati tai geriausiai gali padaryti ir niekas kitas jau to padaryti kaip ir negali. Tai toks, vad, užsidėjimas visko daug, visko daug. Ir šita tema iš tikrųjų gana plati, nes per tą užsidėjimą, aišku, dingsta ir tas moteriškas lengvumas dingsta, ir tas pats moteriškumas, ir tos energijos išsibalansuoja. Tai tokio visko labai, visko daug į šitą temą sueina. Tai aš asmeniškai, vat, tas stipri moteris, tai per
tokia didelė kontrolė pas mane reikšdavosi iki smulkmenų, kad viskas turi būti kaip aš įsivaizduoju, kaip aš matau, kaip pagal mane turi būti. Tai toks iš vienas arba ir daugiau tokių yra. Gal tu, Vilma, pasidalintum, ką tu būtent pati darydavai, kaip pas tave va, ta stipri moteris reikšdavosi, nes šiandien va, irgi gavau iš tavęs va, žinutę, kad tau šita tema taip pat yra tokia gana, nu, irgi pažįstama. Jo, šita tema man irgi pažįstama, ta stiprios moters, tas stiprios moters vaidmuo ar kaukė, nes aš visada galvojau, žinai, kaip galvojau, kokia faina yra stipri moteris, jinai viską galinti, ar ne, jinai viską kontroliuojanti. Ir jai viskas sekas, viskas yra vietoje, viskas yra laiku ir jai gaunasi taip, kaip nori, taip toliau ir panašiai. Jo, ir Ir aš pasimatavau tą kaukę, tą kepurę, arba pabandžiau tą vaidmenį. Ir aš supratau, kad stipri moteris po savim slepia skausmą. Mano stiprioji moteris, va mano grinai patirtis, tai slėpimas skausmo, baimė būti nepriimtai arba baimė būti pažeidžiamai. Nes kada aš užsidėjau tą kaukę, tada, kada man buvo paprasčiausiai per daug būti savimi, kai mano, pavyzdžiui, nuomonė ar mano norai buvo nepriimti, buvo neatspindėti. Ir išsakyti žodžiai, nu nekaltai pasakyti žodžiai mane skaudino. Ir aš tiek buvau pavargusi nuo tų įsiskaudinimų, kad aš susifokusavau visai į kitą dalyką ir užsidėjau tą kaukę, aš galiu. Ir laikui bėgant, nu tai viduj sekina, tai vargina. O tu ilgies, taip viduj, taip labai smarkiai ilgies būti paprasčiausiai priimtai ir suprastai. Mhm. Ir tas dalykas, kad ir tu pradedi varyti, aš stipri, aš galiu ir kuo tu daugiau gali, kuo aš to daugiau galėjau, tuo man daugiau ir atėjo. Aš buvau kaip moteris kupranugaris. Ir aš per ilgą laiką tokį susigyvenau su visu tuo taip, kad aš jau nebeatskyriau, ar aš esu stipri moteris, ar aš esu moteriška moteris. Ar man tai eina lengvai paprastai, ar eina tai man iš pastangų, kas dabar yra. Ir jeigu kada aš pirmą kartą su realiai pagalvoju apie tą stiprią moterį, tai tada, kai aš uždaviau savo klausimą, jeigu aš nebūčiau stipri moteris, jeigu aš nusiimčiau tą kaukę, kas tada būtų? Kokia aš tada būčiau? Jeigu aš paleisčiau tą kontrolę, kad viskas pagal mane, tai tada viskas sugrius. Ir aš labai bijojau, kad tai, ką aš turiu santykiuose, man sugrius. Bet tai nereiškia, kad tai sugriūna tai, kas yra pastatyta ne ant tvirtų pamatų, tai, kas neturi tokio tęstinumo, tvarumo, kas yra netikra. Ir vat pasižiūrėti į tą savo iliuziją, kad aš esu stipri moteris, reikia drąsos. Man reikėjo drąsos pasižiūrėti, nes aš buvau pasistačius tą stiprią moterį, kaip aš dabar suvokiu, kaip iliuzija išvengti skausmo ir išvengti tos tikros realybės, nes aš labai norėjau ir aš labai tikėjau va tais tokiais gražia va tokia pasaka, kurią aš stengiausi sukurti, ignoruodama tam tikrus ženklus. Nu, pavyzdžiui, jeigu mano vyras pareina namo ir jis nepasako labas, ar ne? Tai aš galvoju, užsiėmęs labas nepasako. Ir aš niekada nepagalvodavau, kad kažkas yra galbūt negerai, kad kažkas galbūt yra blogai.
Jeigu, jei, pavyzdžiui, mano vienai klientai, pavyzdžiui, kada jinai grįždavo iš darbo, vėlai vakare, nebūdavo paruošta valgyti, net palikta valgyti nebūdavo. Ir jinai visada jį pateisino, kad, nu, va taip, tas žmogus užsijėmęs, kad ir jis sėdėdavo prie televizoriaus. Jisai užsijėmęs, viskas gerai, aš pati galiu, aš nenumirsiu, aš pati galiu, aš stipri, aš surasiu jėgų. Ir va taip ir nusisuka nuo tos realybės, kuri yra ir įtiki į tą kažkokį, žinai, tą tokį va, kitokį pasaulį, kokį tu nori matyti. Tai va, tai yra mano, ta, pavyzdžiui, mano stiprioji moteris, kuri nenorėjo matyti realybės ir nenorėjo matyti tiesos. Ignoravo savo, kitaip tariant, emocijas, savo vidinę būseną. Taip, šita tema, kaip ir turbūt daugelis, nėra tokio vieno kažkokio vat, šablono modelio, nes tas stiprios moters, sakyčiau, kabutėse stiprios moters, kad teisingai suprastų, nes kiekvienas pagal Mhm. save dar gali šitą suprasti. Tai tiesiog tas užsidėjimas, vat, kažkokių tų emocijų, ne, kažkokio poreikio neišreikšto, kaip pas tave, vat, elementarus prieimimo, bendravimo, empatijos. Tai po kita pas mane, kai man, žinai, žiūri ir jau matai, kaip viskas ne taip. Prie kiekvienos smulkmenos, prie kiekvieno veiksmo galėdavau, vat, kad ne taip, aš pati eisiu, padarysiu, apsijimsiu, pagalbos neprašysiu. Tai irgi vat, kilo iš tokio vat, nesaugumo, tokio didelio vat, vidinio to jausmo. Ir šitoje vietoje turbūt blogiausia, kad užsidėjus tą didelę tokią naštą, pavadinkim, tiek visko ant savęs, tu pervargsti elementariai. Iš to nuovargio tada kaupėsi pyktis, o pyktis, kad nesvarbu, jeigu tu ir vis tiek vaidini toliau tą stiprią neišsakai, bet jisai niekur nedingsta. Tada jau gimsta ir nusivylimas, ir kad nevertina, ir vienišumo jausmas. Ir ta emocinė puokštė, jinai tokia iš tiesų labai slegianti. Jinai Mhm. slegia, jinai verčia tame, vat, ir santykė, ir su savim, ir su partneriu, jinai jaučia, verčia jaustis, nu iš ties blogai. Nes tada tas toks, vat, nu kodėl manęs neįvertina, nu kodėl manęs nemato, aš tiek darau, aš tokia stipri, ant manęs ten kaip viena moteris papajokaus, net 5 namų kampai laikosi. Ir tada elementariai jau tu nori, kad tave įvertintų, pamatytų, bet iš kitos pusės tu tampi tiesiog, nu, įprasta žmonėms tampa, kad tu ant savęs tiek krauni, tau vis tiek negerai. Kiek dažnai vat, išgirsta moteris, tau vis tiek negerai, tau vis tiek neįtiksi. Ir iš dalies šitoje vietoje yra tiesos tose žodžiuose, nes iš tos didelės vat, stiprybės, tos kontrolės iš tiesų sunku įtikti. Nes susiformuoja tas toks kaip įsitikinimas, kad aš geriausiai viską padarau pati, nes kiti vis tiek nepadaro. O moteriai, nu, pirmą neprieštarausi, reikia lengvumo, ne? Reikia eiti iš lengvumo į viską. Ir aš dar ne dabar save vat, prastabdau, iš tikrųjų jau jaučiu, kada iš sunkumo, nu viskas, tiesiog jau ir ta būsena automatiškai krenta. Ir tie dalykai jau jauti, kaip tu eisi iš vyriškos energijos. Iš tos tokios, aš nesakau, kad jos nereikia, bet tiesiog labai pagal savo būseną pajausti, kada tai naudinga ir kada jau tai tiesiog, nu, jau jauti, kad nebe taip. Toks pažinimas visiškai savęs. Nes aš, pažiūrėjau, buvau išmokusi, kad nesvarbu kaip, bet aš eisiu į tą tikslą nu, per jėgą. Ir moteris tada dar labiau pavargsta nuo tos jėgos. Ar pritarsi man apie moterišką lengvumą? Mm. Taip, pritarsiu. Tikrai taip, tas moteriškas lengvumas suteikia gyvenimui va tokį malonumą. Įneša tų įvairių gražių atspalvių, ar ne? Ir tas lengvumas ateina paprasčiausiai per tą
atsigręžimą į save, į pažinimą savęs, ar ne, į tą vadinamą meilę savo ir galų gale, vat, buvimą tikrosios savęs su tais savo jausmais, ar ne, su baimėm, su džiaugsmais, su, su vat ir tuo pačiu, vat, to žodžių pažeidžiamumas. Ten, kur mes manom, kad mūsų yra silpnybė, ten realiai yra stiprybė, ar ne? Taip, Ir tiesiog baimės mūsų stabdo, bet tada, jo, bet vėlgi, nu daug tų emocijų šitą iš tikrųjų sueina. Ne nes, viena. pavyzdžiui, mano va ta stiprioji moteris, kurią aš anksčiau patyriau, dabar jinai, aišku, haha, išvaro hu, bet aš sakau, ramiai, stabdom, stabdom čia. Tai, tai jinai, jinai, jinai ateina dabar dažniau tada, kada aš noriu, kad jinai ateitų, bet iš vidinės ramybės. Ir kad jinai eitų per meilę savo ir nebūtų man našta ir nebūtų man pastanga nuolatinė, va su tuo negatyvumu. Ir kai tu sakei, kaip ten tos stipriosios moteris gali būti įvairios, ar ne? Ir aš susimaščiau, kai tu pasakei tą sakinį, galvoju, aha, teisingai, bet realiai stiprioji moteris gali būti negatyvu ir gali būti pozityvu. Taip, taip. Priklauso nuo to, iš kokios vidinės būsenos eis. Jeigu tau nėra našta, jeigu tau gera, tavęs nevargina, eina su lengvumu ir tave atskleidžia, su švelnumu ir tave pakilėja ir pakilėja tą vyrą ir tavo planų įgyvendinimą, nu tą gerąją prasme, tai ir yra gerai, ar ne? Taip, mūsų net kabutėse uždėta ta stipri moteris, kad čia nėra iš to, kad mes čia turim, nu, nežinau, verkti atsisėdusios arba tam tikėtis, kad viską mums ten paduos ir mums, nu, nieko nereikės daryti. Tai sako, kad tai, kai nebetarnauja mums iš tikrųjų. Nes šiandien irgi buvau pas save grupėje uždėjus kaip klausimą ir gavau tokią vieną žinutę, kad kartais labai skauda būti stipria moterim. Nes elementariai moteris, nu mes mėgstam to švelnumą, dėmesį, tą tokį, nu mums, nu to reikia. Ir kai tu užsidedi tą stiprią moterį ir eini per tą jėgą, visų pirma, tu labai pavargsti, tiesiog žvėriškai pavargsti. Visai fiziškai, emociškai, siela pavargsta, visi įmanomi kūnai pavargsta, visi įmanomi kūnai pavargsta. Ir pavyzdžiui, vyram lengviau gal su tavo tokiom įtampom susitvarkyti, o moteriai, kai tiek visko daug, vat jai reikia to tokio, nu, va, to moteriškumo, to lengvumo ir vien iš tos jėgos nuolatos eiti, nu, tikrai sudėtinga yra. Tas balansas, visame kame turi tas balansas eiti. Nes, vat, kaip ir dabar mes, ne, vat, eiti, nešti žinę šitą, eiti kažką daryti, nu, vis tiek, va, to veiksmo reikia, vien ant tos skrajojimo, nu, neišeis taip, bet va, tame visame, kad balansas būtų, kad nebūtų to, kad vat, nu, labai vat, sunku, ne, ir lieki viena tada su to savo skausmu, nes apsidairai, kad galbūt tavo jau partneris tavęs ir nebesupranta, iš tiesų, galbūt jau ir tas santykis jau nebesusikalbat, kiekvienas su savo tiesa ir tikrai tai skaudina labai. Ir ypatingai, kai tas nuovargis toks ateina. Tai vat, mano toks vat, pastebėjimas, kad visame kame tas vat, susibalansuoti, neišeiti vieni tą, na aš tą labai esu pajautus, va, tą vyrišką, tą jėgą, tą, kad, nu, nesvarbu kas, va, tas toks vidinis užsispyrimas, kad ne vis tiek va, per tą sunkumą eiti. Todėl man labai stipriai vat, jaučias, kad aš jau nei ten išeinu. Tas moteriškumas, tas lengvumas, su juo, nu tikrai, moterim, tikrai. Ir santykiuose, ne, bet su to moteriškumu irgi, kai jis eini, irgi visai kitoks tas santykis. Jo visai kitokia atmosfera.
kuri, ir ne, kuri papildo, kuri įneša, kur viskas automatiškai lengviau eina su, su tuo, su santykiu ir su gyvenimu. Žinai ką, aš dabar galvoju, moteris, kurios vat, yra stiprios moteris, turi tą kaukę ir jos nemato, nes yra, nes, pavyzdžiui, man tikrai buvo sunku pamatyti, kad aš turiu tą kaukę. O ką jau pripažinti, kad aš ją turiu, bet pastebėti, ką aš ją turiu, ne? Tai ką tu galėtum patarti, kur atkreipti dėmesį, vat, kad, pavyzdžiui, aš pervargusi, man negerai, bet kad čia yra ta stiprios moters kaukė. Gal tu gali papasakoti situacijom ar elgesiu, gal mintis kokias galvoja tos moteris, Mhm. kad jos, E, kad būtų galima atsipažinti, plempu, taigi čia apie mane, wow. Tai visų pirma, jeigu jau pagalbos nesugebi paprašyti, nes toks, nu tai ką aš ten prašysiu, nu tai ką aš ten trudysiu, tai jau čia tikrai tas ženklas. Kai galvoji, kad niekas už tave nepadarys, nu tai irgi jau čia jau tas ženklas, kad tu jau ne toj, kur reikėtų būti. O šiaip tai, vat, labiausiai reikėtų stebėti save. Išmokti, vat, save stebėti. Per save praleisti, vat, nes jeigu, vat, vien, pavyzdžiui, tas nuovargis ir jau gyveni kažkokia diena X, kada tu įsivaizduoji, kad pailsėsi arba bus geriau, tai jau irgi ženklas, kad, nu, stipriai, vat, jau ne ta kryptimi, ne. Nes ta diena X kaip taisyklė neateina. Laukia atostogų, ateina tos atostogos, vis tiek jau nebemokė atsipalaiduoti. Mintis tiek užsisukusios tuose rūpešiuose, tame negatyve, kad jau to šviesybės mažai belieka. Net gali būti gražiausias vaizdas prieš tave. Jūra, visa kita ir tu vis tiek jau negali atsipalaiduoti. Vat nebėra to atsipalaidavimo, nebėra to tokio vat lengvumo, tai čia jau tikrai ženklas, kad per daug ant savęs užsikrauta, per daug vat, tos vadinamos stiprybės, kurie jau nebe stiprybė, ir tas nuovargis, ir tas vat, minčių chaosas, tas sunkumas, tai toks pats vat, geriausias indikatorius, kad jau nu, ne ten aš einu, jau nuklystu. O tų situacijų, tai dar iš situacijų, tai jo santykiuose tada labai didelis neįvertinimo jausmas, pyktis didelis atsiranda. Kaip taisyklė, va, tos stiprios moteris, nu, bent jau viena dalis labai piktos būna. Tiesiog labai piktos. Ir tas pyktis jau net nebe vien vidinis, bet jau ir dažnai persipnuotantis jau tiesiog į bendravimo manierą jau įėjęs. Nes tiesiog nuo visko esi pavargęs, piktas ant visų, kad tu stengies, tavęs neįvertina ir vis, nu, atrodo, nieko, nu, negana, tas toks užsisukęs tas kasdienybės labai stiprus ratas. Tai jo, bet šitie tokie momentai, kaip galima atsipažinti, kad jau per daug, visko tiesiog per daug užsidėta ir per daug užsiimta. O tada ką daryti? Tada Ką daryti? pailsėt. Čia taip paprastai, o tada laukia vidinis darbas su savim. Aš kito kelio nežinau, tiesiog pasižiūrėti, nu, vat, kodėl aš taip, kas čia po to slepiasi. Kodėl aš pagalbos nu, bijau prašyti, kodėl man reikalinga ta tokia kontrolė, kas už to vat, yra. O ten dažniausiai nu, būna. Mhm. Būna visokių iš vaikystės atėjusių įsitikinimų, išmoktų kažkokių situacijų. Tiesiog vėl, vat, kodėl ir sakiau, kad išmok girdėti save, priimti save, vat, kaip ir tu sakei, tas emocijas, nebebėgti, kiek mes iš tikrųjų dažnai bėgam nuo visko. Televizoriai, visokie, nežinau, ten alkoholiai, vynai, skrolinimai, maistas, bet kas, kad tik pabėgti nuo savęs. Kad Kodėl, tik pavyzdžiui, negirdėti, jo, kad tik kodėl, negirdėti savęs. Va. taip, o kodėl, pavyzdžiui, nerimas dažniausiai vakare užpuola? Todėl, kad viskas nutyla. Ir ten tas vidinis
vidinis tas, nu, ne balsas, tas vidinis tavo pasaulis, jisai nori būti išgirstas. Tai tiesiog vat, pradėt išgirst save. Ir vėlgi tai yra kelias. Ir šitam keliui vat, reikia pasiruošti, reikia savo laiko turėti. Nebeprisidenginėt, kad aš neturiu laiko, neturiu to, neturiu ano. Nes, nu vėlgi čia yra pasirinkimas, jeigu su tuo gera gyventi, tai žinoma, nieko nereikia daryti. Bet jeigu jau atėjo tas suvokimas, kad nebegera ir aš, nu, tai tada prašom tiesiog dirbti savim. O šiais laikais tai iš vis, kiek visko yra, na, kiek specialistų, kiek knygų, mokymų. Tiesiog reikia to didelio tikro noro, kad pat aš skirsiu savo laiko. Nes toks dar pastebėjau, kad pas kai kuriuos yra mąstymas, kad, nu, vat, nueisiu kažkur ir jau pasikeis. Ne, kol nesusipažinsi su savim, kol neatrasit savęs, tol niekas nepasikeis. Ta, aišku, gali daryti vienas. Aš irgi kažkuriais etapais dariau, kas buvo ilgai ir vis tiek aš galiausiai susiradau žmonės, kurie man padėtų. Arba, nu, prašom, yra žmonės, kurie gali padėti. Aš dirbu su moterim, Vilma dirba su moterim. Krūva dar yra nuostabių žmonių, specialistų, kurie dirba. Tiesiog tada, vat, bet vėlgi tas vienas įsitikinimas turi griūti, kad aš negaliu visko patirti, tai normalu. Ir aš nesu dėl to silpna kažkokia ar ten nevykus. Tiesiog, vat, žengt tuos žingsnius. Tai čia va, tai jau čia gaunasi, bet iš tos serijos arba laiminga, arba protinga. Ane? O, ja. Taip, tiesiog, vat, apsispręs, nes, nu, aš nežinau, vat, nu, vis tiek tu turi įdėti pastangą kažkokią, ne, vat, kad pakeis save. Ar tu dėjai pastangų? Nu, vis Mm. tiek buvo tie, kurie turėjai pats daryti. Taip, su pagalba tai vyksta daug greičiau, kai tu pasiruošęs, kai tu apsisprendęs ir tu tiesiog darai tuos veiksmus. Bet jeigu tu dar galvoji, vat, ai, gal nieko nedarysiu, gal tiesiog pasikeis. Nu, ne. Vis tiek turėsi. Aš net juokauju, nu kaip būtų gerai, kad atsirastų kas kokią tabletę išrastų, ne? Išgėri tabletę ir mintis tavo pradeda pačią sekti save ir ten atjungti, ką reikia. Patys susitvarko, ne be mano pagalbos. Nu kaip būtų gerai, ne, vėl atsakomybę atiduoti kažkam. Tai va, vėl grįžtam prie to, kad nu reikia prisimti už save atsakomybę. Nu būtų tikrai tobula, kad būtų tai, bet nėra. Tai va čia ir vėl prie tos, vėl gal atskira čia tema. Tiesiog grįžti prie tos atsakomybės, prie to suvokimo, kad aš nebe vaikas, kad aš suaugus moteris ir aš, nu, galiu gyventi, kaip aš iš tikrųjų noriu. Viskas kiekvienas iš mūsų rankose. Bet tu man sakyk tada, kodėl yra taip sunku dėti pirmą žingsnį? Sunku. Sunku, sudėtinga. Kodėl, pavyzdžiui, būna va ta stadija, nu pas mane buvo, kai aš pripažinau, žinau, kad tai man negerai, kad tai kenk ir santykiams, ir visa kita, bet va susilaikau nuo pokyčių. Susilaikau nuo tokio, žinai, va nuo ėjimo ir darimo ir dirbimo. Ne dėl Tai čia to, kad... tiesiog baimė, Vilma, nes pats kūnas mūsų tiesiog, jisai mėgsta pastovumą, ne, va temperatūra pastovi palaiko, širdies darbas pastovus ir ten yra net pavadinimai, ne, dabar aš tiksliai tų nepamenu terminų mokslinių, bet tiesiog yra natūralu žmogui norėti to pastovumo. Tai va čia ir atsiranda, kad mes nesam kažkokie tai gyvuliai, ne, kad mes išsivystę žmonės ir mes galim naudoti tos ne reptiloidinės smegenės, o įsijungti sąmoningą savo protą ir su to suvokimu tiesiog, nu, žengtą žingsnį, kurio mums reikia, nes tai visiškai natūralu. Tu nevyksta toj komforto zonai. Tai aš, pažiūrėjau, savo patirties mane užknisdavo. Jau tiek užknydavo, kad aš nebegalėdavau tame gyventi ir tada man jau niekas nebekliūtis būdavo. Tai gal kiekvienas turi tą savo tokį tašką turbūt prieiti, ne? Vat kodėl tu tada keisi? Vat užkniso turbūt.
Blemba, aš galvojau, blemba, kad taip neturi man gaila, va taip kaip yra, ir jeigu aš taip praleisiu savo gyvenimą. Nu, pas Tokioj tave būsenai, kažkas kitas. jo, Mm. kad man pastoviai reikėt vienu tarpu atitikti kito lūkesčius, o kitų tarpu, žinai, reguliuotis, nu kiek jau ir nervų sistema, ir fiziškai širdies permušimai, ir visa kita. Ir aš Sveikata, ne? nesupratau, nu Mm. kodėl, nu negi gyvenimas yra viena apie tai. Ir tada ką aš galiu padaryti, nes, nu man jau, nu šakės visai kaip, ne? Tai Tai, kažkoks va taškas tada pas kiekvieną kažkoks ateina, nes kuo ilgiau dėlsi, iš tikrųjų tu pagalvoji grįžus atgal, o Dieve, jeigu aš anksčiau būčiau susijėmus, tai kiek man būtų kitaip viskas, ane, buvę. Ir nes pradėjo griūti ir ten verslai, ir finansai, ir sveikata, ir santykiai, nulaukė, atrodo, iki kažkokio tokio jau, nu, kad jau atrodo jau viskas ten braška, atrodo, o jeigu anksčiau būtum paėmus ir pažiūrėjus, nu, kodėl visą tai kyla, atrodo, visai gal kitaip galėjo būti, bet vadinasi, kiekvienas nueinam tą kelią, tą tašką, iki kurio turim nueiti ir pasimti tai, ką turim pasimti. Tai tiesiog, bet, nu, toks, bet kiekvieno taškas matyt kažkoks yra. Vienas anksčiau gali tą pasiryšti, o kitas matyt laukia, kol jau visiškai ten jau, o kitas, gal žiūrėk, ir visą gyvenimą nieko dėl to nepadaro ir nugyvenam. Tik tais klausimas, kaip nugyvenam. Tai nu, kiekvienas tai, tą pasirinkimą vis tiek, vat, laisva valia egzistuoja. mm. Kaip bebūtų. O, laisva valia egzistuoja. Kokį norim gyvenimą, tokį turim. Ir žinai, kokią aš dar užsidavinėdavau klausimą. Žinai, galvodavau, aš ne klausimą, bet aš galvodavau, blemba tokia mano karma. Va šitas man, kodėl man taip yra, kodėl aš nesijaučiu gerai. Tai vadinasi, dabar aš prisiskaičiau apie karmą, tų knygų prisiskaitai visokių visokiausių, kai ieškai Taip. atsakymų. Ne? Galvoju, nu tai dabar mano tokia karma. Bet galvoju, kiek aš tą karmą galiu tempt? Nu kiek aš tą karmą galiu tempt? Tai nereiškia, kad aš dabar taip visada nelaimingai, nuvargusiai, nesaugiai, žinai, piktai, kontroliuojančiai turiu išgyventi visą savo gyvenimą vien dėl to, kad neščiau kažką savo karmą. Ne? Tai, tai aš pradėjau, žinai, va galvoti, kad kažkas plemba, nu, ne taip. Jeigu aš turiu gyvenimą ir aš turiu laisvą valią ir aš turiu pasirinkimus ir kur aš dėsiu žingsnį, ten man bus kelias. Aš vis tiek nueisiu kažkur su bet kokiu savo pasirinkimu, bet kokiu žingsniu. Aš nueisiu, tai kodėl neiti va tą, atsisukti į save ir susitvarkyti savo ramybę, ne? Savo tas neigiamas emocijas ir susitvarkyti su mintim, pakeisti požiūrį į patį gyvenimą. Nes realiai, kaip pakeisti savo gyvenimą, tai ir vadinasi pakeisti savo požiūrį, pakeisti turinį, va, savo minčių ir mąstysenų įsitikinimų turinį, kad pasikeistų gyvenimas tą linkme, kokią tu nori. Ir nebūtinai turi jis pasikeisti blogai. Nes baimė mumis labai stabdo. Mes prisigalvojam visai visokių nesąmoningų dalykų. Man labai gerai ir patiko, ką, pavyzdžiui, mūsų mentorė Žaneta Česnienė Jūras sako, čia ir dabar nieko rimta nevyksta. Nu, nieko netiek rimto, bet tokio baisaus, ką aš įsivaizduoju, kas galėtų būti, nevyksta. Mhm. Tai vat tie dalykai man taip, žinai, va taip, va, oh, ne karma, aš turiu laisvą valią, aš turiu pasirinkimą ir jeigu aš turiu pasirinkimą, vadinasi, ne karma man diktuoja visą, žinai, nu, didelę gyvenimo dalį, o aš pati. Ir jeigu aš turiu tą laisvą valią, laisvą pasirinkimą, tai aš galiu gyvenimą kurti, kokį tik noriu. Man nėra nubrėžta, žinai, o toks tu, Vilma, judėsi va šitaip. Va.
No, 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 no. Va tam tarpelį pirmyn atgal savo tais, ne? Tu gali judėti ir taip, o gal ir taip. Tai kuo aš tikėsiu? Kas mane išlaisvina ir kas mane įkalina? Kas mane daro laimingą? Bet žinai, Vilma, aš tau, va taip iš savo patirties pasakysiu, tie blogiausi, toks žodis eina šudiniausi momentai, kai tu jau pasiruošęs suprasti, jie tiek daug duoda. Iš tikrųjų, va, ta kančia, tas, kaip mes įsivaizduojam, tas nelaimės jausmas, jisai antiek mus augina, kad, nu, aš suprantu, kad tai dabar keistai skamba, nu, kas čia kančiuoja, žinai, bet taip yra. Kai mes jau pasiruošę pamatyti, mes pamatom, kiek mums tai užaugino ir kiek mums tai davė. Tai tiesiog, nu, tą reikia pamatyti, tam reikia laiko, viskas su tuo Ką reikia patirti? Ką reikia patirti, taip, tą kančią, tą patirti? tokią didelę auginančią. Deja, bet, nu, va taip yra. Dažniausiai žmogus auga, va, per šitai. Ir Mm. jei sugebėtumėm va į tai žiūrėt, gal ir tie visi dalykai paprasčiau atrodytų ir suprastumėm, kad, nu, tai va, tas kelias toks. Kažko mes tiesiog mokinamės, kažką pasiemam, kad susikurtumėm tą savo versiją, kurią vat, norim susikurti, kokią mes norim būti. Taip. Tiesiog Tai, Sanačiuk, klausyk, klydom. ką Jo. tu, ką tu, ką tu norėtum pasakyti ar palinkėti tom stipriom moteriam? Oi, būkit jūs stiprios, bet balansuokit, įsileiskit tą balansą, įsileiskit tą lengvumą. Niekas, žinokit, nesugriūna, jeigu mes ir nebūnam tam, kaip mes įsivaizduojam, tokias, kokios norim būti stiprios. Visi dalykai vyksta ir be mūsų. Tiesiog vat, įsileist tą balansą ir pasitikėt. Pasitikėt savim, pasitikėt savo vyru, pasitikėt, nežinau, kas kaip vadina, dievu, kūrėju. Tiesiog daugiau pasitikėjimo įsileisti į savo gyvenimą. Nu, kaip gražiai, kokie gražus palinkėjimai. O aš nuo savęs noriu palinkėti švelnumo ir meilę savo. Švelnumo su savimi, netarkuoti savęs per užpakalį su druska, užberiant, kad turi kontroliuoti, kad turi būti stipri ir švelniai su savimi elgtis ir mylėti Taip. save. Ir gal dar Ir pakvieskim, padarinsim nuorodom į Vilmą, į savo grupę, aš į savo, tiesiog kam, vat, nu, vat jaučiat, kad norėtumėt daugiau su mums susipažinti, tai užsukit pas mus į grupę ar į profilį, ar galite po šito laivo palikti klausimą, ar nežinau, savo mintis, ar ką sugalvosit, ne? Ir, ir bendraukiam, mes nepažėm komentarų, mačiau, kad čia kažkas komentavo. palauk, čia Margarita mum ne Margarita, ką tu man dėkoju, sakai. kai reikia būti ir stipri, ir kovotoja, tik nepamiršti, jog tas stebuklingas žodis balansas labai svarbus. Taip, visame Taip. kame. Ir dar Margarita parašė, pradžioj tas stiprumas, man atrodo, ateina, kad nenorim pasirodyti silpnas. O supratimo apie moteriškumą nebūta, tik suvokus, kad aš turiu būti pati savo sava, drąsiai būnant pačia savim, atkrenta tas noras būti stipria. Mm, Taip. Danutė, dėkoju. Ačiū Jums, kad žiūrėjote tiesiogiai, kam dar įrašas bus ir ką Ah, kviečiam draugauti ir susitiksim jo, iki penktadienį. susitikimo. Penktadienį mes irgi darysim renginį, įmesim. Pasidalinsim taip. Sėkit, pasidalinsim. Ir ačiū, kad buvot su mumis, ačiū, kad klausėtės. Ačiū, kad priėmėt tai, ką mes kalbėjom, o jeigu nepriėmėt ir nesutinkat, ką mes kalbėjom su tuo, arba prieštaravot, tai irgi labai gerai. Viskas yra gerai, tiesiog mokomės vieni iš kitų, gerbiam vieni kitus ir jeigu reikia pagalbos, ieškom pagalbos tam, kad būtų geriau, kad Iki. gyventumėm laimingai. Nu, ate, ate. Mm.